Vienas iš dažnesnių klausimų konsultacijų metu - vykdau dvi veiklas. Viena veikla pardavimai, o kita veikla konsultacijos. Pardavimai tebūnie drabužių. Kaip fiksuoti išlaidas? Nes konsultacijos veikla tikėtina, kad tų išlaidų nelabai čia ir patiriama, o pardavimuose be jokios abejonės tai yra perkamos prekės skirtos perparduoti ir kaip suderinti šitas dvi veiklas, kad sumokėti kuo mažiau mokesčių legaliai. Pirmas patarimas būtų pasižiūrėti, kuri veikla generuoja didesnės pajamas. Gal verta steigti juridinį vienetą vienai veiklai. Kitą veiklą palikti su individualia veikla pagal pažymą, jo labiau, kad nuo 2026 metų keičiasi mokestinė aplinka ir individuali veikla pagal pažymą jau nebus tokia labai stipriai patraukli iki tam tikros pajamų ribos, jinai vis dar išlieka tokia pati mokestinė aplinka, o toliau, kas virš 42 500 eurų apmokestinamųjų pajamų, krenta į bendrą katilą ir iš viso iki 35 000 apmokestinamųjų pajamų dar individuali veikla pagal pažymą išlieka tokia pati. Tai kągi daryti? Galbūt atskirti veiklas, kaip ir minėjau. Antras variantas - visgi rinkti tas sąskaitas ir pasižiūrėti, kiekgi tų išlaidų dokumentų iš viso esu surinkęs. Gal kartais pardavimų veikla nurungs, taip sakant, tuos 30% ir visai apsimokės rinkti sąskaitas. Jeigu ta pardavimų veikla nėra didelė, tai gal vertės ir tuos 30% pasirinkti. Excelis kantrus, į Excelį susimetam visus skaičius, visus pardavimus, pirkimus ir metų pabaigoje žiūrim, kasgi mums labiau apsimoka. Nes tikslas yra koks - uždirbti pinigų ir sumokėti mokesčių tiek, kiek reikia. O tai, kas lieka nuo mokesčių, labai kviečiu įdarbinti. Kiekvieną atliekamą eurą kviečiu tiesiog įdarbinti, duoti jam darbo. Mano kolegos Financial Lithuanians tiek YouTube kanale, tiek socialinėje erdvėje edukuoja žmonės būtent pinigų įdarbinimo klausimais. Tai labai kviečiu pasižiūrėti, kaip galima paprastai, be didelių žinių, žengti tokius žingsnius. Tiesiog reikia truputėlį drąsos.